Sutapimas tik toks. Grupių daug Lietuvoje yra buvę ir yra. Ir aišku, jeigu aš nepažinočiau, pakraipyčiau pečiais. O tu jūs matai prieš tai? Prieš tai, savaitę prieš, per Lietuvos televiziją pamačiau laidą apie šios grupės kelionę po Europą. 92 metais, kai buvom susikūrę, daugmaž važinėjom po Europą ir grįžę į Lietuvą, galvom, kažką tai reikia padaryti. Kaip čia tą Stasį surast? Kur čia gauti tą numerį jam paskambinti? Laisvės alėjai. Dramos teatre po koncerto prieina pora vaikinukų. Man jų muzika visai buvo priimtina. Iš tikrųjų, jeigu tos laidos nebūčiau pamatęs, tai kažin, kaip aš dar būčiau pasielgęs. Aš jų nepažįstu. Ir tada pirmą kartą teatrė pamatei ir jie pasiūlė tau dalyvauti? Pasiūlė dalyvauti jų gražiam koncerte, kartu paruošti dainą Vėl švieski. Mes taip atsargiai, net nežinom, kaip čia prieiti, kaip čia ką. Sakys, gerai, kažką tai girdėjęs apie jūs. Tai yra grupė, su kuria mes padarėm porą albumų ir projektų. Ir jie turi savo, taip sakant, veiklą kūrybinę ir koncertinę aš turiu savo. Bet kada būna dideliuose renginiuose pageidavimas, kad mes susijungtume, mes susijungiam. Laisvės alėjoj aš ją išvydau, jinai praėjo, visai išskydau, galva pilsnoja, patinkliai virpa, nelaiko kojos, širdis nutirpo.